Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Mėnesius Ukrainos oro gynyba daugiausia rėmėsi ant žemės dislokuotais perėmimo dronais, kurių veikimo nuotolis ir pozicionavimo lankstumas prieš atskrendančias grėsmes buvo ribotas. Dabar lėktuvai, paleidžiantys perėmimo dronus, pradeda keisti šią kovą, ilgalaikį disbalansą paversdami sparčiai besikeičiančių pranašumų danguje. Neseniai paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti modifikuotas Antonovo transporto lėktuvas skrendantis ir tiesiai nuo sparnų paleidžiantis perėmimo dronus. Lėktuvas pakelia kelis dronus į aukštį ir išleidžia juos virš numatytos operacijų zonos. Paleidus, perėmėjai aktyvuojasi ir juda link paskirtų taikinių. Tai yra pirmas patvirtintas atvejis, kai Ukrainos transporto lėktuvai naudojami kaip oro platformos dronų perėmimo misijoms. Sistema jau naudojama realiomis sąlygomis, o užfiksuoti perėmimai rodo, kad koncepcija perėjo iš kūrimo stadijos į aktyvų naudojimą. Modifikuotas Antonovas veikia kaip paleidimo platforma, ant sparnų išdėstydamas perėmimo dronus, kuriuos paleidžia skrydžio metu pasiekus operacinę zoną. Artėjant prie numatytos perėmimo trajektorijos, pilotai tiksliai laiku paleidžia dronus, kad šie įskristų į mūšio erdvę iš viršaus ir priešais artėjantį Shahed droną. Paleidus, transporto lėktuvo viduje esantys operatoriai valdo perėmimo dronus link taikinių, naudodami įprastas ir bazinės valdymo sistemas. Visas procesas perkelia perėmimą iš reaktyvaus paleidimo nuo žemės į proaktyvų paleidimą iš oro. Pagrindinis pranašumas yra tas, kad perėmimo dronai paleidžiami jau turėdami daugiau energijos, jie jau turi greitį ir aukštį tuo momentu, kai yra išleidžiami. Vietoj to, kad pradėtų nuo nulio ant žemės, jie paveldi transporto lėktuvo judėjimo greitį ir aukštį. Tokiu atveju ginklas pradeda savo trajektoriją su tiek pat energijos ir pagreičio, kiek turi pagrindinis lėktuvas, o neturi pats tą energiją generuoti nuo stovėjimo ant žemės. Tai primena, kaip naikintuvai paleidžia oro-oras raketas ar numeta valdomas bombas skrydžio metu. Tokiu būdu paleisti perėmimo dronai veikia pagal tą patį principą, jie įsitraukia į kovą jau turėdami pagreitį ir poziciją. Energijos pranašumas reiškia, kad kiekvienas perėmimo dronas pradeda savo misiją jau turėdamas greitį ir aukštį, kuriuos gali iškart panaudoti. Pradėdamas iš aukščio, jis gali tą aukštį paversti greičiu, nesiremdamas vien tik savo varikliu ir baterija. Nuo žemės paleistas perėmimo dronas paprastai veikia ribotame, maždaug 20–40 km nuotolyje. Dėl to didžioji dalis jo energijos sunaudojama vien kopimui ir pagreitėjimui po paleidimo, o tai riboja maksimalų nuotolį ir greitį. Tačiau paleidus iš transporto lėktuvo, tas pradinis kopimas atkrenta, o dalis atstumo iki taikinio jau būna įveikta. Tai leidžia tam pačiam dronui pasiekti toliau, maždaug 60–100 km ir perimti atskrendančias grėsmes anksčiau jų priartėjimo kelyje. Energijos pranašumas perėmimo lygyje virsta poziciniu pranašumu visame oro gynybos tinkle. Budintis transporto lėktuvas, veikiantis 6000 metrų aukštyje, gali išskleisti perėmimo dronus gerokai už šio spindulio ribų, efektyviai dengdamas kelis priėjimo kelius vienu metu. Prieš atskrendančias Shahed bangas dronai gali būti paleidžiami iš anksto į perėmimo trajektorijas, pasiekdami numatytus susikirtimo taškus dar prieš atvykstant taikiniui. Jei dalis grėsmių prasiskverbia, kiti lėktuvai gali persitvarkyti ir paleisti papildomus perėmimo dronus, taip dinamiškai išplėsdami apsaugą. Tai sujungia nuotolį, mobilumą ir laiką į vieną sistemą, kuri gali įsitraukti anksčiau ir platesnėme plote. Apskritai, perėmimo dronų paleidimas iš lėktuvų paverčia Ukrainos oro gynybą iš reaktyvaus skydo į proaktyvią, energiją taupančią sistemą, kuri pati pasirenka kaip ir kada neutralizuoti grėsmes. Perkelus perėmimus į orą, Ukraina sumažina priklausomybę nuo retų žemėje dislokuotų priemonių ir tiesiogiai sprendžia vieną iš savo nuolatinių silpnybių – ribotą perėmimo dronų nuotolį. Šis metodas nuosekliai mažina Rusijos priklausomybę nuo masinių dronų atakų, nes kiekvieną bangą tampa lengviau sutrikdyti anksčiau ir mažesnėmis sąnaudomis. Iš esmės, lėktuvai paleidžiantys dronus ne tik pagerina gynybos efektyvumą, bet ir iš esmės keičia jėgų pusiausvyrą taip, kad mūšio laukas tampa vis nepalankesnis Rusijai.